Štai kaip atrodo gimnastė balerina, vienas iš miesto simbolių. Sveiki atvykę į rubriką Robinzono takais. Bet šiaip Juodkalnėje vaizdai tai labai gražus. Tie kalnai visgi suteikia magijos. Nežinau, būtent iš šito kampo man kažkodėl tai primena didžiąją Kinų sieną. Sveiki, šiandien jau sveikinasi iš naujos šalies. Už manęs matote Juodkalnijos kalnus. Esame Budvoj, Juodkalnijos vasaros sostinėje. Tai mūsų juodkalnietiška Palanga. Gyvenu ant kalno ir štai kokį vaizdą turiu. Visur aplinkui kalnai. Kabo įspūdingi debesis, kurie retkarčiais ir lietų atneša, bet vaizdas tikrai įspūdingas. Geriant kavą rytais. Šiek tiek toliau matosi jūra. Iki jos pėstute apie 10 minučių. Esame tik tai panašiai 10 minučių pėstute nuo centro ir apie 20 minučių nuo senamiesčio, bet gyvenimas čia visai atrodo ramus. Mažai mašinų, mažai žmonių veiksmo. Galima šiek tiek pasigrožėti vaizdo iš viršaus į Budvą. Galima išvelgti, kaip kalne važiuoja mašinos. Tai ten yra Budvos serpantinas ir tas kelias veda link sostinės Podgoricos, taip pat link buvusios sostinės Cetinės, vienas iš pagrindinių kelių šalyje. Einant link centro reikia leistis nuo kalno ir taip aš kiekvieną dieną aukštyn žemyn. Žemyn nuo kalno, aukštyn į kalną. Priaugs svorio turbūt negresia, nebereikia nei sporto salių nieko, o ir darbe daug vaikščiojimo. Kadangi dirbu su turistais, tai prisivaikščioti tenka nemažai. Budva, galima sakyti, yra 2 gatvių miestas, bent jau pagrindinių. Čia eina pagrindinis kelias, kuriuo dažniausiai važiuojama į miestą ir iš jo išvažiuojama. Ir yra kitas kelias, kuris eina aplink Budvą. Tai šitas yra 2 pagrindinės gatvės. Ir žinoma, daug mažų. Miesto centras pasitinka statybų darbais, vyksta renovacija. Tiesia naują šaligatvį, gatvę. Tai dabar viskas atrodo štai taip. Šiandien yra gegužės 24 diena, tai taip atrodo, kad dirba pakankamai rimtai, nes nori pabaigti prieš vasaros sezoną. Paprastai vasaros sezono metu visos statybos sustoja, bent jau sakykime, kas liečia pastatų statybas, tai yra neleidžiama vasaros metu, o dėl kelių remonto, tai nežinau, gal ten kažkiek ir galima išskirtiniais atvejais, bet sakykime, matote tą priešais pastatą, jo vasaros sezono metu statybos turi būti sustabdytos. Tik tai ne visada būna iki galo aišku, kada tas vasaros sezonas prasideda, nes paklausus vietedžių, tai vieni sako, kad birželio 1, kiti, kad birželio 10, dar kiti sako, kad birželio 15, žodžiu, iki birželio vidurio statybos Juodkalnėje turi stoti. Prasideda oficialus vasaros sezonas. Dėl saugumo žiūriu, čia labai niekas nesiparina, kaip sakant, nėra kažkokių labai atitvarų, kur žmonėm nebūtų galima eiti. Tiesiog eina, kas kaip nori, kas kaip moka. Žmonės aplinkui dirba, nėra aptverta. Tak, sakykime, bardakas, bet pilnai funkcionuojantis bardakas. Mieste šiuo metu galima pamatyti daug rinkiminių plakatų, tai kiek man sakė vietiniai, tai vyksta mero rinkimai gegužės 26 dieną. Žodžiu, pas mus prezidento rinkimų antras turas, o pas juos mero rinkimas. Budva pagrindinis Juodkalnijos kurortas, bet miestas nėra didelis. Skaičiuojama, kad yra apie 20 000 gyventojų, o sakoma, kad vasaros mėnesiais Budvoj būna apie 50 000 žmonių.
Miestas tikrai jau trukinėja per siūlės, nes vasaros sezono metu jaučiasi, kad net kartais būna sunku per gatvę pereiti, ypatingai jeigu skubi, tai visur daug žmonių, nėra taip paprasta. O kas patogu dėl Budvos, kad netgi peško miestas pilnai apeinamas, išvaikščiojimas, sakykime, tarkim, aš gyvenu miesto pakraštyje pačiam ir toliausias atstumas man gali būti pusę valandos. Žodžiu, maksimum pusę valandos ir aš galiu bet kur nueiti Budvos ribose. Panašu, kad kažkur arba lyja, arba jau laukia lietaus. Dangus tamsus ten tiesiai. Kas man patinka Budvoj, kad yra nemažai ir vaikų žaidimo aikštelių, ir treniruoklių aikštelių. Šiaip jaunimas atrodo pakankamai sportiškas, manau, lyginant su mūsiškiais, jie daugiau laiko praleidžia lauke. Aišku, pas juos ir klimatas visai kitas. Pas juos kokius 7, gal net 8 mėnesius, jeigu nedaugiau oras būna pakankamai geras, todėl priežasčių, kodėl nebūti laukia, tikrai mažiau nei pas mus. Einam dabar pasižiūrėti, kaip atrodo centrinis paplūdimys. Štai taip atrodo pagrindinis miesto paplūdimys, pavadinimas Slovenska plaža. Ir jisai driekiasi praktiškai per visą Budvą. Jo ilgis 1,6 km ir šitą pakrantę galima nueiti iki senamiesčio. Matome tolumoje senamiestį. Deja, gražaus smėlio paplūdimio čia nerasite, bet tas būdinga visai Juodkalnijai. Tai maišyta smėlis, akmenukai. Vietomis ir šiukšlių yra. Visgi dar būtų kur pasitempti. Ten va tolumoje matote Svetį Nikolą salą arba Švento Nikolajaus. Ja galima nusikelt laivu. Yra ten ir paplūdimys. Na, toks gali būti pusdienio ar net visos dienos poilsinė išvyka. Ir prie to pačio pasižiūrėti, kaip atrodo Budva ir jos apylinkės iš vandens. Maudytis dar neteko, kažkaip vis laiko trūkumas, bet va, maudymosi sezonas jau atrodo atidarytas. Po Baltijos jūros, manau, tikrai neišgąsdins vandens temperatūrą. Einant promenadą pamatysite daugybę kavinių, paplūdimio klubų su gultais. Žodžiu, gyvenimas čia verda. Visgi, kas liečia kavinės, restoranus, maitinimo įstaigas aplamai, tai tiek promenadoj šitoj pakrantėj, tiek senamiesty kainos šiek tiek didesnės ir kokybė nebūtinai geresnė. Šiemet jau gegužės mėnesį žmonių pakankamai daug, nes teko būti ir pernai tuo pačiu metu, tai tik tai panašiai tokio laiko apie gegužės 25 atšyla. Šiandien gegužės 24, tai jau toks kaip vasaros sezonas jau porą savaičių tęsiasi. Tai šį kartą pavasaris atėjo anksčiau ir sezonas prasidėjo atitinkamai irgi. Pernai metais aplamai Budva gegužės mėnesį buvo toks vaizdas kaip iš westerno filmų, žinot, kai eini gatvė, tik tai dulkių kamuoliai. Skrenda aplinkui kažkur, viskas uždaryta dar buvo, dabar visai kitas vaizdas. Norint kažką užkasti ar išgerti su vaizdu į jūrą, pasirinkimų tikrai rasite čia daugybę. Vaizdai gražus, žinoma. Pakrantėje matome daug suoliukų, sėdimų vietų. O čia visai graži vieta, kur galima pasigrožėti Budvos rivjerą. Ten matosi ir aplinkiniai kurortai, ten kur rodo yra Bečičė, už Bečičė yra Rafailovičė, ten toliau ir Svetį Stefan, Svetį Nikola sala, apie kurią užšnekėjau. Ir čia jau nebetoli ir senamiestį baigiam prieiti. Čia vienas iš populiarių restoranų, Jadran vadinasi. Galime kainas pasižiūrėti jos. Sakyčiau, dar pakankamai demokratiškos. Tarkim, guliašas 8 eurų iki 6 valandas. Aha, ok, šnicelis 16 eurų. Vietiniai mėsos patiekalai, sakykime, nuo 12, tai panašiai. Nėra, kad taip super pigu, bet
Manau, po lietuviškų kainų labai negazdina. Praėjus restoranų zoną, artėjant jau link senamiesčio, čia yra jachtų, laivų pakrantė. Jeigu kažkas, tarkim, norėtumėt kažkokio privataus pasiplaukėjimo, tai čia reiktų ateiti. Dėl kainų dėja negaliu komentuoti, nesu tikras. Štai taip atrodo. Labai daug valčių, valtelių, jachtų. Einame link senamiesčio. Tai būdavo pakankamai senas miestas, skaičiuojantis apie 2500 metų istoriją. Skirtingais laikotarpiais priklausė ir Romos imperijai, ir Bizantijos imperijai. Bet turbūt didžiausią palikimą paliko Venecijos Respublika, kuri čia valdė apie 400 metų, jeigu tiksliau nuo 1420 metų iki 1797 metų, su trumpa pertrauka, kada metams, berods 16 amžiai, buvo Otomano imperija užgrobus. Tai vat, matome jau miesto sienas gynybinės, tai jos atsirado prie Venecijos Respublikos valdymo laikais. Kaip matote, visas senamiestis aptvertas gynybinė siena. Yra keli įėjimai. Čia kažkoks didelis varpelis. Eisime į senamiestį pro vieną iš šoninių įėjimų, po to išeisime pro kitą. Čia matote, yra ir pakrantė, toks kaip uostas. Girdėjau, kad yra planuose padaryti keltą keleivinį tarp Budvos ir Dubrovniko. Kiek sakė vietiniai, kad liktai jau šiemet ir turi pradėti funkcionuoti nuo Liepos mėnesio, bet kaip čia yra, tai sunku pasakyti. Nes čia matosi ir imigracija, kažkas tokia yra. Įėjimo vartai vadinasi Pizzanella, labai jau itališkai skamba. Nu ką, sveiki atvykę į Italiją. Jeigu nebūtų vietinių iškabų, juodkalniečių kalba, manau, nelabai atskirtumėte, kad esate ne Italija. Pakankamai siauras gatvelės, itališko stiliaus iš Venecijos Respublikos. Galima picos paragauti, beje, picos čia labai skanios ir net būtent va šitoj vietoj vadinasi Smailė. Už 4 eurus galima picos gabaliuką. Smalyžėm yra va tokia saldė su braškiam Nutella. Žodžiu, net lygintina reklama. Pizza Smailė. Vietomis gatvės dar labiau susiaurėjo. Praktiškai, praėjimas 3-4 žmonėm gaunasi, net daugiau. Va, koks gražus senamiestis. Pirmą kartą atvykęs į Budvą, tai buvo 2018 metais, net nustebau, kad tokį grožį galima rasti. Tikrai pasijutau kaip Italijai. Kas šaunu, kad ant pastatų yra paaiškinimai, kas čia per pastatas. Tai va, Švento Jono bažnyčia. Ir aukštas bokštas, matosi iš tolo net. Pabandysime įti į vidų. Vienas dalykas ir karštas, šiek tiek atvėsti ir šiaip įdomu, ką galima rasti viduje, kaip viskas atrodo. Žodžiu, filmuoti viduje neleidžiama, bet ten nedidelė patalpa meldymuisi, altorius, keli paveikslai, sėdimos vietos, viskas pakankamai paprastai ir kukliai. Šalia matome dar vieną bažnyčią, Šventosios Trejybės. Čia matote citadelę, ten laiptukais galima įeiti į vidų.
va tokį siaurą išėjimą bandysime palikti senamiestį. Koks kietas pavadinimas. Bardak. Bardakas. Kaip Vilniui? Bardakas. Čia dar kai kurios vietos atrodo uždarytos. Gal vasaros metu atsidarės. Suvenyrčikai visokie. Čia pasirodo poetų aikštė. Bent jau taip sako. Ir prie jos yra toks siauras išėjimas į paplūdimį. Kaip suprantu, vakarais jį uždaro. Bet dienos metu, prašom. Čia toks, sakykime, slaptesnis, mažesnis paplūdimys. Bet labai fainiai atrodo. Va, šalia senamiestis, gynybinė siena. Galima net ir be gulto tiesiog ateit, pasties rankšluostį ir pasideginti, pasimaudyti, parelaksuoti. Būduvos senamiestis šiaip nėra didelis, lengvai yra apeinamas per 10-15 minučių, bet labai jaukus ir simpatiškas. Atmosfera čia tokia gera. Šiaip Būduvoj ir Juodkalnijoj ne tik likęs itališkas architektūrinis palikimas, bet sakyčiau ir labai gera itališka virtuvė. Kas mėgstate picas, pastas, kainos kokybės santykis, sakyčiau, labai geras. Vietomis man net geresnis atrodo už Italiją. Na, kiek kur teko ragaut, tiek to, sakykime, greito gatvės maisto picų, tiek kažkur kitur pizzerijose, na, visur buvo skanu. Va, išėjome per pagrindinis vartas, The Main Gate. Čia va tiesiai, matote viešbutį, jeigu kažkas norėsite gyventi Būduvos centre, tai viešbučio pavadinimas Avala. 4 žvaigždžių ir pakankamai gerai vertinamas. Kadangi dirbu su turistais, tai tokių rimtų nusiskundimų nėra. Rekomenduočiau. Visai šalia senamiesčio, maždaug 5 minutės kelio nuo pagrindinių vartų, yra populiari skulptūra balerina. Einam dabar, pažiūrėsim, kaip ta Būduvos balerina atrodo. Štai, kokiu taku prieiname baleriną. Vakare šitas takas vakarais arba kai būna, tarkim, audros, prastos oro sąlygos, būna uždaryta. Štai kaip atrodo gimnastė balerina, vienas iš miesto simbolių. Labai gražiai vieta randasi, už balerinos senamiestis, Svetė Nikolo sala, kalnų panorama. Ir vasarą čia dažnai galima sutikti merginas, kurios bando atkartoti šitą skulptūrą. Štai prieiname Mogren 1 paplūdimį, ten toliau Mogren 2 matosi. Čia yra paplūdimys ir kavinė. Čia va šiaip žymiai smagesnis paplūdimys, smėliukas normalus. Šiaip, jeigu pačiai Būduvoj, tai sakyčiau, čia geresnė alternatyva ilsėtis negu centriniam paplūdimy Slavenska plaža. Ir smėlis geresnis, ir yra tokių, ir vaizdai gražus, viskas, ko reikia. Mogren 1 ir Mogren 2 paplūdimio eina toks takelis.
Čia jau Mogren 2 paplūdimys. Paplūdimio baras yra, restoranas, gultai. Dar galima šiek tiek toliau nueiti už paplūdimio. O toks takas eina, tik tai nežinau, ką ten galima rasti. Eisim vis tiek pasižiūrėsim. Visgi nusprendžiau nebeiti, panašu, kad nieko ten labai naudingo nerasiu, tai einam atgal. Žinau, kad čia viršui kažkur yra Mogren fortas. Jį galima pasiekti iš pagrindinio kelio, bet ten būtų labai toli eit. Pabandysiu, čia kažkas panašaus į takelį yra, tai tikiuosi pasiseks. Žodžiu, tako neradau, pradžiai kažkas panašaus į takelį, ėjau ir ten baigėsi. Tiesiog per tankus medžiai jau nebebuvo kur praeiti. Nu, ką darysiu? Teks gal kitą dieną iš pagrindinio kelio eiti. Antras bandymas. Nereik nusileisti iš pirmo karto. Nu, kažkas kaip ir taką eina panašu, tai nežinau. Žiūrės. Nu, normaliems žmonėms tokio tako nerekomenduočiau, aišku. Sveiki atvykę į rubriką Robinzonų takais. Bandome atrasti Mogren fortą. Ir aš manau, aš labai tikiuosi, kad mes jį atrasime, nes takas veda į viršų. Prakaitas jau žliaugia, nes laukia karšta pakankamai, kokie 25 turbūt šilumos. Tadadadam. Štai ir Mogren fortas. Tiksliau, kas liko iš jo. Ir einam pradžiai pažiūrėti panoramą, kokią atsiveria. Yra saliukas, tai manau bus galima šiek tiek prisėsti. Nes visas šlapės. Iki apatinių, taip sakant. O matom Svetį Nikolą salą iš viršaus. Senamiestis, vienas saliukas. Antras saliukas, trečias saliukas, jų ir daugiau yra. Ten fortas, ten dar aukštesnis kalnas. Nu, kaip ir minėjau, įmanoma ateiti iš Mogren antro paplūdimio, bet tikrai nerekomenduočiau. Kelias pakankamai painus ir daug kur, nu tiksliau, beveik visur neiškirstas, tai eini šiek tiek ten draskaisi visokius augalus, taip kad menkas malonumas ir netgi galite pasiklysti. Taip kad, kaip ir sakiau, normaliems žmonėms ateikite arba atvažiuokite iš pagrindinio kelio. Bet šiaip Juodkalnėje vaizdai tai labai gražas. Tie kalnai visgi suteikia magijos ir, kaip sakiau, debesis. Čia dažnas atvejis virš kalnų, tai duoda dar daugiau tokio simpatiškumo. Šiek tiek atsikvėpiau, einam dabar pasižiūrėsim, kaip tas forto liekanas atrodo. Kitoj pusėje vaizdas irgi ne ką prastesnis. Gerai, tai grįžkime prie Mogren forto. Jisai buvo pastatytas 1860 metais Austro-Vengro, tuo metu Budva priklausė jiems. Forto tikslas buvo ginti miestą iš pakrantės pusės. Vėliau fortas buvo sunaikintas, kiek supratau, dalis priešų. Ir galutinai 1979 metais per žemės drebėjimą. Ir po to jo jau niekas nebetvarkė. Kiek skaičiau, buvo planas 2015 metais renovuoti šitą fortą, padaryti parkavimo aikštelę, kavinę, bet kaip matote, praėjo 9 metai ir jokių veiksmų nėra atlikta. Dar toliau matosi šiek tiek už Budvos esantis paplūdimiai. Tai va tas pakankamai ilgas jas paplūdimys. Vienas iš ilgiausio Juodkalnėje, kažkur 1,5 kilometro ilgio. Nežinau, būtent iš šito kampo man kažkodėl tai primena didžiąją Kinų sieną. Nors ten dar nesu buvęs. Aišku, planuose yra sąrašo viršuje, bet kažkodėl man būtent šitą asociaciją kelia. Išeinam iš forto
Ir ten tolumoje galima matyti pagrindinį kelią. Tik tai klausimas, ar ten yra pėstiesiams skirta juosta, ta prasme šaligatvis ar kažkoks takelis. Nebūčiau to tikras, bet pabandysim, nes jau atgal eiti tuo taku, kuriuo atėjau, noro visiškai nėra. Šiaip ką galiu pasakyti, kas važiuosit su mašina, va, kelias asfaltuotas, tik tai jau prieš pat fortą baigėsi asfaltas, bet tai čia kažkur prisiparkuosit ir viskas. Jokių problemų tikrai nebūtų. Kas norite pasiskaityti šiek tiek apie fortą, yra informacija anglų kalba. Paspauskite pauzę, rašoma, kad čia yra mėgstama vieta piknikams vietinių gyventojų ir svečių miesto. Atgal į Budvą visgi yra šaligatvis, viskas civilizuota. Galvojau, bus blogiau. Nu, grįžtama vėl į Budvą. Budvos ženklas, kaip matote. Kit vaizdas dabar iš viršaus gaunasi. Nežinau, ar matosi ten, kur žmonės. Mes ėjom tuo taku, ėjom palei pakrantę. Priėjom ten va Mogrendų paplūdimys ir aš tada lipau iki forto. Ir dabar grįžtu atgal pagrindiniu keliu, ten va fortas. Dažnas Budvos atributas kamščiai. Žodžiu, peškom aš greičiau nueisiu, man atrodo, negu šita, tarkim, mašina. Pažiūrėsim, kas greitesnis. Čia va pakeliui yra restoranas Vista. Bet va kaip tyčia nieko nesinori. Nei valgyti, nei gerti, ir šiaip turiu šiokių tokių reikalų, tai eisiu toliau, bet va, kad įsivaizduot. Na, labai gražu. Iš čia pakankamai gerai matosi fortas ir paplūdimys apačioje Mogrendų. Budva, kaip matote, daug pakankamai aukštų pastatų. Turbūt vienintelis miestas toks Juodkalny, žodžio, vietinis Miamis, sakykim taip. Labas rytas, šiandien pagaliau radau laisvo laiko, turiu laisvą pusdienį, todėl vyksiu į paplūdimį. Parodysiu visai netoli Budvos esančius paplūdimius. Šiandien birželio 4 dieną, tik tai vakar, galima sakyti, oras atšilo, nes kelios dienos buvo toks lietingesnis oras. Nors esu čia jau mėnesį laiko, bet kažkaip vis tai laiko trūkumas, tai oras neleisdavo eiti paplūdimį, tai dabar jau turbūt pats laikas atidaryti maudymosi sezoną. Varom į paplūdimį, iki to paplūdimio 10 minučių panašiai su mašina. Čia Budvos apylinkės tokios, apsuptos kalnų ir vietinis rajonas. Vaizdai, aišku, Juodkalnyje įspūdingi, kur bevažiuotum. Čia 3 paplūdimiai yra - Jas, Tirstano ir Pločia. Važiuosim dabar į Pločią paplūdimį. O, panašu, kad net miesto autobusai iki čia važiuoja. Vaizdai pakeliui nerealūs. Visa Budvos riviera matoma. Štai atvažiavom į Pločią paplūdimį. 10 minučių nuo Budvos, bet tai atrodo kaip kažkur toli nuo miesto, nuo civilizacijos. Vaizdai labai gražus, bet smėlio nėra. Teks ant betono tūsint. Ką darysim, mes žmonės neišrankos, tiks ir ant betono. Čia va yra restoranas, paplūdimio klubas, parkingas nemokamas, bent jau kol kas yra tualetai, na tokia vis tiek minimaliai infrastruktūra galite atrasti. Persirengimo kabinos, jeigu ką. Vandenukas skaidrus toks atrodo pakankamai. Reiks išbandyti jau vandenį.
Nu ką, išbandėm pločią paplūdimį, pasideginom šiek tiek, išsimaudėm, vanduo pakankamai jau šiltas. Dabar planavom važiuoti į kitą paplūdimį, Torsteno vadinasi. Čia va kitas paplūdimys, Torsteno vadinasi. Mažesnis už tą pločią, bet ir kažkas liktai kavinė, čia yra restoranas turėtų būti, panašu, kad dabar neveikia. Yra gultų, matau. Nu, va, tokiem, kas, sakykime, nori labiau ramybės, ramesnis toks paplūdimys čia gaunasi. Bet irgi labai gražus vaizdai. Smėliuko čia jau yra. Nebe tik ant akmens gyvenimas vyksta. Šiaip smėliukas visai toks malonus. Jis toks nežinau, kaip matysis per kamerą, bet toks rudas gaunasi. Pilkas smėlis. Ir va, toks paplūdimys. Skaidrus vanduo pakankamai. Gražu. Ramiam tokiam poilsiui. Jeigu ką, ten tualetai matosi yra persirengimo kabinas. Gultai viskas, ko reikia. Važiuojam į didžiausią ir populiariausią paplūdimį šitų trijų, Jas paplūdimys. Nu, nors ir šalia populiarus paplūdimys, čia kažkokiose džiunglėse, galima sakyti, esam. Švendrai kažkokie tai didžiuliai aukštė. Tokių 3 metrų kai kurie švendrai šitie. Nu, Jas paplūdimys. Ne Džias, o Jas. Ištroškusiems arba išalkusiems yra kažkoks minimarketas nedidelis. Parkingas toks senovinis, bet už tai nemokamas. Nu, dar trūksta šiek tiek civilizacijos. Dar trūksta iki ES lygio. Bet čia yra Montenegro. Bet šiaip gyvybės, lyginant su kitais paplūdimiais, žymiai daugiau. Yra ne tik kad supermarketas, suvenyrus pardavinėja, vaisvandenius. Yra, matau, maitinimo įstaigos. Gultai turėtų būti, bet einam pažiūrėsim į paplūdimį. Į tualetą kam prispirs, tai 1 euras čia kainuoja. Nu, groja muzika, yra promenada, gultai, paplūdimio baras. Dar sezono pradžia, aišku, ramu, daug žmonių nėra, bet viskas, ko reikia poilsiui. Čia yra ir įvairių vandens pramogų, kainos nurodytas, paraseilingas, vandens motociklai, valtį galima įsinuomoti. Nu, žodžiu, visko yra. 2 gultai ir skėtis 10 eurų kainuoja. Tai sakyčiau, net ir juodkalnietiškais mastais labai draugiška, demokratiška kaina. Yra ir vaikam pramogumo, batutai, kas čia. Šiaip promenada ilga pakankamai, galo nesimato. Atvažiuokite, rekomenduojam. Jas paplūdimys populiarus dar tuo, kad čia anksčiau vykdavo koncertai, masiniai netgi. Yra koncertavusi net ir Madonna, kas dar koncertavo? Aš šiandien prisimenu. Kravicas ir Rolling Stones berods. Lenny Kravicas, Rolling Stones, žodžiu, Madonna tikrai koncertavo, bet čia vyko 2007-2008 metais panašiai ir rašoma, kad per Madonnos koncertą buvo net 47 000 žiūrovų. Iki 2017 dar vyko įvairūs ten vasaros festivaliai, bet po to, kiek žinau, užsidarė, nes visgi netoli miesto šitas Jas paplūdimys ir dėl triukšmo uždarė. Dabar perkėlė į kitą vietą, ten vadinasi Bulyrica paplūdimys, kuris randasi už Petrovaco, maždaug 40 minučių nuo Budvos. Va čia baras ir kokie fainus hamakai, sėdmaišiai, kas čia yra per daiktas. Hamakai. Ir va, paplūdimys. Čia bazuosimės, paplūdimys šiaip malonus, smėlio yra, krante priėjimas geras, nes vietomis būna akmenys čia dažnai, kur Juodkalnyje, čia taip smėliukas atrodo negilu, gražu.
Atėjom pavalgyti, kaina apžvalga. Tai kepsniai panašiai nuo 10 eurų prasideda. Pica pigiausia 8. Pastas nuo 9 eurų. Kavos 2, 2,5. Salotas. Čia nėra labai brangu, bet ne pati pigiausia vieta Juodkalnijoje, jo. Atkeliavo pica, Vezuvijo, 8 eurai kainuoja. Atrodo pakankamai neblogai. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Spauskit like, subscribe. Jeigu yra klausimų, rašykit komentarus. Iki.